pradėję dirbti savarankiškai, kartais pradeda mėtytis, kada man reikia tą PSD mokėti, kada nereikia. Tai dabar truputėlį sudėliosiu. Jeigu turi 34 metų stažą, 2025 metais PSD mokėti nereikia, jeigu tai pirmoji veikla, pirmieji savarankiškos veiklos metai. Po to teks mokėti nuo 90% apmokestinamųjų pajamų. Jeigu turi vaikų, vieną vaiką iki 8 metų, 2 vaikus, kol vyriausiam sueis 18, jeigu 3 vaikus, tai kol viduriniajam sueis 18, jeigu 4 vaikus, tai kol prieš paskutiniam sueis 18, lygiai tas pats. Jeigu tai pati pirmoji tavo veikla, pirmaisiais veiklos metais PSD mokėti nereikia, bet nuo antrųjų veiklos metų nėra prievolės mokėti kiekvieną mėnesį, kadangi valstybė draudžia, bet nuo 90% apmokestinamųjų pajamų PSD mokėti teks. Ką reiktų padaryti? Reikia valstybinėse ligonių kasose pateikti prašymą būti draustų valstybės lėšomis dėl to, kad yra mažamečių vaikų, nepilnamečių vaikų, nes vienas iš tėvų ar paglobėjų turi tokią teisę, ne abudu, ir todėl prašymas yra būtinas. Taip pat, jeigu tu turi negalią, jeigu prižiūri neįgalų žmogų, jeigu esi studentas ir tave draudžia valstybė, lygiai tas pats. Dėl privalomojo sveikatos draudimo. Ir dar kartą primenu, jeigu tai pati pirmoji savarankiška veikla, neturėjai mažosios bendrijos, individualios įmonės, nebuvai išsipirkęs verslo liudijimo, vykdai savarankišką veiklą pirmą kartą, pirmaisiais veiklos metais 12 mėnesių gali nemokėti PSD, jeigu esi draustas. Aišku, jeigu dirbi pagal darbo sutartį, galioja lygiai tas pats. Bet nuo antrųjų veiklos metų PSD mokėti prievolė yra nuo 90% apmokestinamųjų pajamų. Ir nesvarbu, kad tu esi draustas. Ir tai daug kas piktinasi, kodėl aš turiu mokėti 2 kartus. Yra toksai įstatymas, nieko nepakeisi. O jeigu tik tai, kai esi draustas, nėra prievolės nuo antrųjų veiklos metų mokėti kiekvieną mėnesį. O jeigu turėjai veiklą, tai ir nuo pirmųjų veiklos metų, nuo 90% apmokestinamųjų pajamų teks mokėti PSD, tik nebus prievolės mokėti kiekvieną mėnesį, jei esi draustas. Pelningo verslo.